Šiandien keliausime senaisiais piratų takais. Vyksime į Panamą. Pradėsime nuo seniausių laikų, lankysime genties žmonės, kuriems ispanai negailestingai kapojo galvas ir vogė auksą. Tik vežtis į Lietuvą. Taip pat domėsimės moderniųjų laikų statiniais ir Panamos kanalu, pakeitusių pasaulio prekybą. Taigi spaudžiam like ir keliaujam po šią nedidelę, bet kupiną įdomybių šalį. Vykstu pas vietinių indėnų tautą emberus. Jie apsistojusi daugiausia rytų Panamoje ir vakarų Kolumbijoje. Pavadinimas embera reiškia kukurūzų žmonės. Emberos žmonių galima rasti apie 60 000. Kalba – čioko kalbų šeimai priklausančioms emberų kalboms. Emberai verčiasi daugiausia lydiminė žemdirbystė. Taip pat žvejoja, medžioja, rankioja vaisius, turi išvystytą tekstilę, gamina spalvingus drabužius, apyrankes, karolius, dekoruotus puoštinius, krepšius, skrybėles. Kolonizacijos metu dalis emberų buvo priversti apsigyventi sėsliai, dirbo kavos plantacijose. Atvykau į Emberą genties bendruomenę. Šioje vietoje yra džiunglių kaimelis, tai apsilankysiu kaimelėje, pasižiūrėsim kaip gyvena. Genties tikėjimas animistinis. Materialūs kūnai, augalai, gyvūnai, daiktai ir kiti dalykai turi sielas, savo dvasias, kurios yra 3 tipų. Vandens dvasia, dojūra, gyvūnijos ir augalijos, vandra, laukinių gyvūnų, į kuriuos įsikūnijusi mirusieji, antumija. Su šiomis dvasiomis bendrauja šamanai. Palipėjus virš upės, aukščiau ant kalniuko, yra jų kaimelis. Kasdienis indėnų maistas gana paprastas. Jie valgo žuvį, kurios gausu upėje, vaisius, bananus, plantanus, mangus, kukurūzų, saldžias bulves, manijokus. Geria lietaus arba šaltinių vandenį. Vyresnieji globoja vaikus, jų išsilavinimu rūpinasi 2 mokytojai, į kaimus atplaukiantis pirogomis. Indėnai mėgsta puoštis, beveik visi segi karolius, nešioja apyrankes. Šie papuošalai dažniausiai gaminami iš spalvoto pluošto, plastiko karoliukų. Anksčiau buvo veriami net iš krokodilo dantų. Dabar nevalia skriausti natūralios gamtos. Metalinės ar varinės apyrankės meistriškai išgraviruojamos. Merginos galvas puošia karūnomis iš gyvų lauko gėlių. Mėgstamos spalvos ryškios, ypač raudona. Indėnai mėgsta tatuiruotės. Jų spalvos natūralios, piešinėje dažniausiai vaizduojami vaisiai. Vietinės genties moteris valo tilapijos žuvį. Tai yra pagauta šioje upėje. Paragausi pietums. Gausiausia indėnų gentis Embera, Vunan, yra kilusi iš Darieno regiono. Taip pat piečiausias Panamos taškas. Vieta, kur baigėsi automagistralė Panamerikos ir prasideda džiunglės, o už jų pasienio su Kolumbija zona. Rodos imtum ir pereitum džiunglės pėstute? Deja, tai būtų pavojingas nuotykis. Daugeliui, kaip pasakojama, pasibaigia žūtimi. Būtent dėl ginkluotų konfliktų, neleidžiančių ramiai gyventi, Darieno regiono indėnai persikelia į kitas teritorijas. Kiek vaikų.
Reikia vežtis į Lietuvą. Ar nereikia? Kaip mergykė. Štai kaip gavau įpakuotų žuvies. Bananmedžio lape su plantanais, paskrudinta ir papuošta gražia gėlė. Ragavom keptos tilapijos. Labai skani. Šviežia, skrudinta. Einu pasimaudyti upę šalia kaimelio. Čia yra ir krokodilų, tačiau arti kaimelio jie neatplaukia, tai turėtų būti saugu. O, geras vanduo. Manoma, kad žmonės dabartinės Panamos teritorijoje gyveno prieš 11 000 metų. Iki kolumbiniais laikais ši teritorija priklausė kūnų, kipčių, karibų ir kitoms indėnų gentims. Ji buvo daugiau kaip 60. Pirmasis europietis 1500 metais atplaukęs prie Panamos krantų buvo ispanų keliautojas Rodrigo de Bastidas. Už keleto metų čia jau atplaukė Kristupo Kolumbo ekspedicija iš 4 laivų ir 1500 žmonių. Įsilaipinęs Kristupas Kolumbas prie Beleno upės žiočių įkūrė Santa Marija gyvenvietę, kurią netrukus sunaikino vietiniai indėnai. Esu Milaflorėse, už nugaros matote, man jau vienas konteinerinis laivas praplaukė kanalą Panamos. Šioje vietoje nuleidinėja laivus žemyn, nes ten vanduo yra aukščiau, o šis dar stovi eilėje. Čia būtent šioje vietoje žmonės gali stebėti, kaip nuleidinėja laivus. Kartais praplaukia labai galingų prikrautų pilnų konteinerinių laivų. Panamos kanalas tai laivybos kanalas Panamoje, jungiantis Atlanto vandenyną su Ramiuoju. Jo ilgis 80 km, o mažiausias gylis 14 metrų. Kadangi vandens lygiai skiriasi, kanale yra įrengti šliuzai, nuleidžiantys ar pakeliantys laivus. Kanalų plaukia laivai net iki 300 metrų ilgio. Per metus kanalų praplaukia apie 15 000 laivų ir pervežama apie 20 milijonų tonų krovinių. Tai yra vienas svarbiausių pasaulyje visų laikų statinių. Nors laivą perplukdinti per Panamos kanalą kainuoja ne $1 milijoną, laivybos įmonėms tai yra daug pigiau negu plukdinti aplink visą Pietų Ameriką. Vaikštinėju senamiesčio gatvelėmis, labai daug gražios architektūros, paminklų, paveikslų, skulptūrų, bažnyčių. Tikrai Panama turtinga. Nuostabi ispaniško periodo aikštė su baltais balkonais, arkomis.
1509 metais prasidėjo krašto kolonizavimas. Ispanų konkistadoras Balboa su 300 karių užėmė Panamos sąsmauką. Jie beje buvo pirmieji europiečiai pasiekę Ramųjį vandenyną. Po 10 metų ispanai indėnų gyvenvietės vietoje įkūrė Panamos miestą. 17–18 amžiuje iš Portobelo uosto į Ispaniją buvo gabenamas pavogtas inkų auksas ir sidabras. Taip pat kitas vertingas konkistadorų prisiplėštas grobis. Uostas ir jo apylinkės tapo viena pagrindinių anglų piratų plėšikavimo vietų. 1668 metais Portobelo uostą užėmė ir 14 dienų plėšė garsiojo Henry Morgano vadovaujami piratai, kurie taip pat užėmė ir sugriovė Panamos miestą. Labai gražus parkai, apsodinti įspūdingais medžiais. Matėte ir senąjį autobusą, kuris padarytas iš amerikietiškos kulbaso. Atėjau žuvies turgų. Ne visas dirba, jau po pietų, bet dar vis galima rasti visokiausių. Net nežinau, kas ten buvo. Gal kepenis kokių žuvų. Galima rasti įvairiausių tūnų, krevečių, visokios rūšies žuvies.
Pasirinkau, ką valgysiu turguje. Dabar šalia turgaus einu į restoranėlius, kuri pagamins šviežius produktus. Išsirinkau aštunkojį, krevečių. Pirmas patiekalas - šviežia sevičia, marinuota žuvis. Ši taurė kainuoja $5. Paragavim. Labai skanu. Svogūnai duoda savo aromatą. Jų sultis ir marinuota, taip pat laimas. Tirpsta burnoje žuvis. Labai puikiu laiku atėjau pavalgyti. Užėjo tropinė liūtis. Kol valgysiu, tegul lyja į sveikatą, po to vėl eisiu naršyt po Panamą. Ragaujam aštunkoją su česnakiniu padažu. Susikremto, kuo puikiausiai. Minkštas, geras, puikus aštunkojas. Paragausiu lantanų įdarytų krevetėmis. Atrodo labai gražiai patiekaliukas. Ir patys plantanai labai skanus, pakepti. Ir krevetės padažuose. Tiesiog puikus patiekalas. Panama – miesto pavadinimas kilęs iš indėnų kalbų. Kueva genties kalba reiškia labai daug žuvies, o karibų kalba – labai daug drugelių. Vėliau pavadinimas prigijo ir visai šaliai. Miestas įkurtas 1520 gubernatorius Pedro Daviles ir pavadintas Nuestra Señora de la Asunción de Panama. Tai buvo pirma pastovi europiečių gyvenvietė Ramiojo vandenyno pakrantėje ir tapo pagrindiniu Panamos sąsmaukos miestu. Iš Panamos prasidėjo kelionės į Peru, o šią užkariavus tapo svarbiu uostu gabenant inkų auksą ir sidabrą. Mieste jau gyveno 5000 gyventojų, stovėjo katedra, ligoninė. Tai buvo vienas svarbiausių Amerikos miestų. XIX amžiaus viduryje prasidėjus Kalifornijos aukso karštligiai, miestas suklestėjo. Į JAV pro Panamą vyko aukso ieškotojai iš viso Pietų Amerikos regiono. Vėliau iškasus Panamos kanalą ne tik išaugo prekybos mastai, Panama tapo svarbiu pasauliniu finansų centru. Dar neseniai buvo vadinama lengvatinių mokesčių oazė. Prieš keletą metų nutekintose dokumentuose galima buvo rasti net lietuviškų pavardžių ar Lietuvos bankų valdybos narių, besinaudojančių Panamos paslaugomis ir bandančių nuslėpti pinigus ar išvengti mokesčių lietuvėlėje. Panamos miestas tikrai įspūdingas, galingas, daugybė daugiaaukščių, dėl to susiformuoja kamščiai, visos gatvės stovi piko metu. Na, iš tikrųjų daug alėjų, daug žalių zonų, labai gražus senamiestis. – 1821 metais Panama tapo nepriklausoma nuo Ispanijos. Vėliau Panama kelis kartus bandė atsiskirti ir nuo Kolumbijos, bet tai jai su JAV įsikišimu pavyko padaryti tik 1900 metais. Dėl to Panama leido JAV iškasti ir eksploatuoti Panamos kanalą. Kanalą 10 metų statė 40 000 darbininkų. Jis buvo atidarytas 1914 metais. Ilgą laiką šalis buvo valdoma korumpuotų oligarchų, vėliau šalies valdymą ėmė kištis armija, organizavo perversmus. Šalį valdė generolas Manuelis Noriega, kurio valdymo metais klestėjo narkotikų prekyba, pinigų plovimas, korupcija. Noriega buvo remiamas CŽV, nes tiekė ginklus grupuotei Kontras, kovojusiai prieš socialistinę Nikaragvos valdžią. Tačiau pasikeitus politiniai situacijai JAV nustojo remti Noriegą. JAV kariuomenė įsiveržė savavališkai į Panamą ir pašalino prezidentą. Pamažu į šalį grįžo demokratinis valdymas ir 2000 metais kanalas buvo perduotas Panamai. Atėjau pasižvalgyti po senosius Panamos griuvėsius, o man už nugaros 400 metų bažnyčia.
nemaža senojo miesto teritorija. Geras oras, ką tik nulyja. Tikiuosi nepradės kepinti dar saulė. Einu apžiūrėsiu viską. Pasisekė šiandieną. Atvykau prie senosios Panamos griuvėsio, o čia vyksta renginys. 500 metų Panamos jubiliejus. tiek pašokti. Man gražiausia tai yra Pietų Amerikos rūbai. Matau gatvės pardavėjų, kurie pardavinėja karštą maistą. Labai populiarūs kukurūzai, spraginti. Dar viena mokykla. Ačiū, kad kartu keliavote po Panamą. Spaudžiam like, prenumeruojam kanalą, kad nepraleisti kitos dalies, nes joje keliausime vienose gražiausių mano matytų pasaulyje salų. Iki!